Kikvinadino. Najas video. Prenumerok D. Tai tu čia ta pati Ieva, kuri metė Nikitą dėl Kaunecko? Iš kur žinai? Bet tu tais bendrais bruožais papasakojo. Ir ką? Eiglė su Richardu pažįstama dar nuo mokyklos laikų. Jisai buvo jos tėvo vairuotojas, o paskui tvarkė visus reikalus. Tada mirė tėvas ir jinai labai prisirišo prie Richardo. Pylė žibalą ant manęs. Gera žiurkė. O tu čia kokį vaidmenį vaidini? Aš Iglės mama. Bet žinai, geriau jau tas Nikita negu Kauneckas, žymiai geriau. Kodėl? Jis tave myli? Taigi Vidutis man pasakojo, kaip jisai bando tave susigrąžinti, kaip visokias dovanas Nikita tau dovanoja. Bet labai teisingai darai, kad nepasiduodi. Užkelk kainą iki debesų, žinai, butas, mašina, apartamentai Palangoj. Naudokis. Ačiū už patarimą. Gal susitikim kada kavos? Ką, paplėtėsim? Gerai? Tai duosi savo telefono numerį. Как делишки? Побишки. А kur bachuriški? Nes, žinai, skambinu, o visi telefonai išjungti. Nėra? Блин. Aišku. Ablava buvo. Nu ne. Nu tai jie čia pasėdėjo. Ir išvarė. Окей. Ну давай, įpilk man ko nors saldaus. Nu, pabandom dar kartą. Sveiki. O, Adresatas šiuo metu yra nepasiekiamas. Prašom bandyti. Rim. Klausyk. O gal jie visi bazėje? Kokioj bazėj? Nežinai. Ne. Pamiršk. Jo. Okei, pabūsiu. Gal kas užsuks. Kas čia? Apelsininis limonadas. Иди, твою мать, pats gerk savo apelsinį limonadą! Aš tau pasakiau, ką nors saldaus! Tu apie Zanzibarą papasakau. O ką ten pasakoti? Paimsiu Ievą ir mes nuskrisim ten ir viską parodysiu. Skrisi su manim? Nežinau. Ten gražu, Indijos vandenynas, šalia Tanzanija, beje, ten gimė Fredis Merkuris. Jo? O maistas koks ten, indų su kinų virtuvė susimaišė, prieskoniai kokie. O tu, Julka, apie Seišelius papasakau. Aš anksčiau sakydavau šešėlių salos. Tai taip daug gražiau. O patiko? Jo, labai gražus vanduo. Jo, Indijos vandenynas. Žinot, kas yra svarbiausia? Šiaip aš kai skrendu, aš dažniausiai miegu. Bet šį kartą buvau prisigerus kavos ir visas 6 valandas žiūrėjau pro iluminatorių. Gal nereikia apie šitą, Julka, nepasakau. Kodėl? Apsijuoksi, nepasakau.
Ne, tegu pasakoja, nieks čia nesijo. Mes, žinokit, turim visi nubusti. Mes visi turim prabusti. Esat girdėję, kad nors apie didįjį prabudimą? O tai ką tu matei per tą iliuminatorių? Iliuminatorių. Aš 6 valandas žiūrėjau ir tenais apačioj yra žemė. Buvo giedra, viskas buvo plokščia, jokio išlinkimo. Ir ką tai reiškia? Žemė plokščia. Tai faktas. Julka, Vidutė. Mums visiems melavo. Įsivaizduojat? Yra sakoma, kad Dievas sukūrė žemę ir dangų. Bet jis tai sukūrė žemę, tai ne planetai, sukūrė žemę su gobtuvu, o tas gobtuvas yra dangus. Po Julka, dangumi. prašau tavęs. Vidutė, taigi kartu žiūrėjom. Žiūrėjom. O tada klausimas iš karto. O tai kas per mėnulio užtemimą nuo Saulės užstoja mėnulį? Antimėnulis. Tik yra 2 mėnuliai. Tik tiesiog antras yra nematomas. Julka, pabaigim. Vidutį, duok telefoną, parodysim. Neduosiu šokio. Tiek to. Kitą kartą gal, tiek to. Kitą kartą. Gerai, kitą kartą. Ten, žinokit, bent 1 valandą reikia žiūrėti, kad tą nors suprastum. Bet aš jums galiu papasakoti apie ledinę sieną. Prašau, tavęs nereikia apie ledinę sieną. Kodėl nereikia? O kas už tos ledinės sienos? Žodžiu, yra žemynai, kiti žemynai. Čia yra vienas žemynas, o ten yra kiti žemynai. Ir tenais gyvena milijardieriai. Jeigu turi bent 1 milijardą, tai tu tenais irgi gali patekti. Tik tai tu niekam turi nepasakoti, kad tu tenais važiuoji. Bet tu gali tenais išvažiuoti. Bet buvo taip, kad britų mokslininkai sužinojo, tai juos visus nužudė. Britų mokslininkai. Julka, nu kam tu apie tą plokščią žemę? Todėl, kad tai yra faktas, nes jinai yra plokščia ir viskas. Nieko tokio, viskas gerai. Sėdėjau namie ir babach mintelė per smegenų vingius. Taigi tavo gimtadienis. Sveikinu. Nu, ačiū. Nereikėjo, negalvojau švęst. Tai atšvęsim. Turi svečių? Yra. Kas tokie? Pamatysi. Labas vakaras. Tu dar drįsti kalbėt? Padla. Ramiai. Nu, mano gimtadienis. Sėskim, išgersim. Aš su juo prie vieno stalo nesėdėsiu. Pamirštam vienam vakarui. Rinkis. Jis ar aš. Jeigu aš dabar išeisiu, apie mūsų planus gali pamiršti. Išeik. Nikita, nebūk žlobas. Išeik! Į savo plokščią žemę pasiimk. Fu, koks hamas! Išeinam. Ieva. Neliesk manęs. Negerai išėjo. Išėjo, pareis. Viskas gerai. Ką čia geriam? Nikita, šiandien mums dviguba šventė. Padarė pirmą fenoprabą. Super. Tiesiog baisu pagalvot, kur tus milijonus reikės kišti, ką? Su gimtadieniu. Už naujo biznio pradžią. Kikvina Dino. Naujas video. Prenumerok D. Sveikas.
Kur visi? Neįsivaizduoju. Pravažiavau pro Hardo namus, šviesos nedega, skambinu Larkinui, telefonas išjungtas. Guli ant čiužinių. Sakai? O kaip kitaip suprast? Nu jo. O tu kaip? Čia. Po parašu? Laisvas, jo. Jie per anksti atėjo ir rado tik savo pinigus, kuriuos tam ožiukui davė. A kaip? Redžis Kaziolas? Nu, kam taip garsiai? Pakabintas. Visokių būna atveju. Bet gerai, kad jūs su Igliucha, ko jūs padarėt, žinai, buvo lengviau duoti parodymus. Nu, tipo aš, žinai, apsimečiau narkodilerių, kad išviliot pinigus. Nebloga atmackė. Nu, ja. Klausyk, o tave, Igliucha, niekas neieškojo? Ne. O kur paskutinį kartą jam matei? Čia prie baro. Išėjo, sako, varyk namo. Blin, nu ir kur jie visi? Na, pažaisim. Va, kirmeliukas. Aš nesuprantu, kam tu iš viso apie tai turėjai kalbėti. Nu, vat kam? Todėl, kad aš noriu, kad visi žinotų tiesą. Nikita yra debilas, jis nepajėgus suvokti. Tai gerai, tai kodėl tada manęs neužstoji, ką? Kai aš pasakojau bent į Mėnulę, tai man būtent taip aiškinai Saulės užtemimą. Tai kam aiškinti debilam, kurie nepajėgus suvokti? Čia tas pats, kas jiem paaiškinti, kad plokščia žemė yra iš juodosios materijos. Nedai! Juodosios materijos? Tai papasakok. Niekas tau nepasakosiu, nes tu kiekvieną kartą išpliurpsi, kam nereikia. Pats sakai, kad žmonės turi nubusti ir mes visi turim nubusti. Julija, žmonės, bet ne debilai. Debilus mes pirmus driežažmogiam turėsim atiduoti. Žinai, jeigu atvirai, tai aš nelabai tikiu, žinok, tai driežažmogiais. Tu reptiliam netiki? Ne. Man reikia pamatyti, va tada aš patikėsiu, kaip tu man parodai plokščią žemę. Neklausyk, jeigu tu netiki, tai čia jau tavo problema. Čia pas mane. Reptilijom netiki. Netikiu. Sėsk. Alaus? Ačiū. Nupasakok. Kas yra? Gerai tave išmetė. Nieks manęs neišmetė, aš pats išėjau. Nu, taigi man pačiam nenaudinga, kad Nikita susipyktų su Kraftu dabar. Pasakok, nu. Žodžiu. Padarė feną. Taip greitai? Gerą chemiką susirado. Nu, tai kada? Kitą savaitę. O kiek ten yra? Nežinau, nesakė. Tik tai pradėjo jau svaigti, kur milijonus dės. Kokius milijonus? Mes tas milijonus investuosim. O kas tau iš vis pasakė, kad mane išvarė? Taigi per ausinės girdėjau. Opa, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hardas dar miega? Miega. Iglė vakar madas demonstravo. Matai, mes šiandien striomas sėdėm, jie tusnės. Hardas žino daugiau negu mes.
Ką dabar turėjau vienį? Vakar buvo su Šarkiu susitikęs. Žino, kad rimto pavojaus nėra. Tu matai, laikai atėjo. Meta dakal daugiau rizikos negu kad iškem. O kur mano kava? Namie atsigersi. Namie? Šarkys viską perėmė į savo rankas, Šramą paleido, dingstam iš čia. Valio, laisvė. Atšaukėm aliarmą. Šramą paleido. Pagaliau. Ką, tai galim varyt? Nu taip, mentai atsitraukė, viskas. Jo, buvo streso. Bijojai? Tai rimtas straipsnis. Varom? Varom. Jūsų palaukt? Tai nereikia, mes be neparvešim. Nuplaukė ta tavo tačkė? Nenuplaukė, spėsim. Pinigų dar reikia simti. Ką su tovaru darysim? Šramas sakė, turi kitą pirkėją. Ką vėl rizikuosim? O ką daryti? Dabar būsim atsargesni. Nu ką, važiuojam? Perduosi Raului.
Kas? Kiekviena diena. Naujas video. Prenumerok D.